Štai ir baigėsi Red Fox Cloud svajonių mokyklos konkursas, kuriame visi dalyviai statė savo svajonių mokyklas ir mėgino laimėti šaunius prizus. Bet prieš paskelbiant nugalėtojus, pasivaikštom po kelias mokyklas. Taigi mokyklose aš palikau savo dovanėlių ir, kaip matau, čia mano dovanėlę rado ir komentaras mano taip pat buvo perskaitytas. Čia liktai skylės stogiai yra, ne? O kas ten? Na tai žinokit, aš nežinau, kas čia dabar bus ir kaip čia viskas bus, bet man kažkas prisižadėjo 5 eurus, tai jeigu laimėsi konkursą dalinsiu. Dar viena mokykla, kurią statė 3,5 valandos, labai stengiasi, puiku, ir netgi man dovanėlę, jūs rimtai, aš gaunu dovanėlę, pažiūrim, kas čia gero, pažiūrim. Tai Pauliukso kardas Lapinui, ačiū Pauliuksai, ačiū už kardą ir laiškas Lapinui. Wow, kaip fainai, ačiū labai mėgstu tokias dovanas, ačiū, jūs tikrai šaunuoliai. Na tai kardas į rankas ir keliaujam apžvelgti kitų mokyklų. Taip, ką, Red Fox Cloud projektorius rimtai? Santechniko urvas, tai kad tu nesi tai žinau. Eina tik tie vaikai, kurie turi Red Fox Cloud paslaugą. Taip, kas čia, ačiū už sausainius ir kavos pakelį, labai skanu. Taigi aš čia mėnesį atnešiau. Nieko savo, laimėtojų lenta, jau kažkas už mane nusprendė. Tai gerai, tai ačiū, tai konkursas baigtas, viskas. Bet ar tikrai? Čia aš pataikiau į ką šitaip. O gerai, lauksiu. Tai jau turėjo tikrai išeiti, jau turėjo tikrai matyti, kaip pataikiau. O dabar pradėkime jau su nugalėtojais. Taigi, 3. vieta yra štai ši mokykla. Išties tikrai labai graži mokykla, įdomus dizainas, gražus toks bokštas per vidurį. Gal biški žalmijos man asmeniškai trūko. Bet už tai aš turiu savo Lapino urvą jūsų svajonių mokyklai. Viskas, keliaujam prie antros mokyklos. O antroji mokykla yra būtent ši kosminė futuristinė mokykla su naikintuvais, sporto salė ir netgi Netflixu ir miego kambariu. Tiesiog žiauriai daug darbo įdėta, jūs esat nuostabus, bet dabar atėjo laikas pirmai vietai. O dabar būgnai ir pirmosios vietos nugalėtoja yra Blossomo gimnazija. Tai sveikinimai, išties nuostabi mokykla, visa Red Fox Cloud komanda susižavėjo ją, šita mokykla mus pakerėjo, sakėm, kad jeigu galėtume, tai tokią pastatytume ir gyvai. Išties tikrai matosi darbo įdėta labai daug daryta savarankiškų medžių ir, nežinau, aš pakerėtas, net krepšinis padarytas, į kurį gali tikrai mesti ir pataikyti. O čia, kiek matau, yra namelis medyje, tai užlipam ir pasižiūrim. Labas, Lapinė, labas. Tai štai ir viskas, ačiū visiems dalyvavusiems, sveikinu nugalėtojus, o tie, kurie nelaimėjote, nenusiminkite, nes tų konkursų bus tikrai dar labai daug. Su jumis buvo aš, Raudonasis Lapinas, ir iki kitų pasimatymų trumpuose filmukuose.